Gerbiami kolegos, jūsų balsais esu įpareigotas atstovauti Lietuvos advokatūros bendruomeniai. Jūsų valia, kartu su advokatų taryba esame pašaukti stiprinti tradicijas, vienyti profesinę gildiją, aktyvinti Lietuvos advokatūros viešąjį veikimą. Lietuvos advokatūrai itin svarbia proga norėjau kreiptis į kiekvieną iš jūsų, kad ir kur jūs būtumėte. Noriu pakviesti Lietuvos advokatūros dieną, gruodžio 3, pasipuošti mantijomis ir dalyvauti eisenoje Teisingumo liepsna. Ta darydami, mes galime pasakyti, kad šiandien esame inovatyvi, organizuota, teisingumo savo atstovaujamiems ir ginamiesiems siekianti ir atvira pasauliui bendruomenė. Mūsų vienybė leistų mums įsilieti į būrį šalių, kuriuose advokatai pasipuošę mantijomis eina centrinėmis miesto gatvėmis. Tai ir Vokietija, tai ir Prancūzija, Didžioji Britanija, Turkija ir daugelis kitų pasaulio ir Europos valstybių. Kviečiu jūs būti pirmais. Lietuvoje pirmą kartą organizuojama profesinių rūbų pasipuošusių advokatų eisena. Tegu išaugęs mūsų skaičius dar labiau sustiprina mūsų vienybę, įsipareigojimą profesiniai etikai. Tegu parodo mūsų svorį ir vietą teisinėje sistemoje. Savo atėjimu kalbėkime valdžios institucijoms, kalbėkime politikams. Tai proga mums įgyti savitą veidą ir balsą, plėtojant pilietiškumą visų teisinių profesijų margumynę. Būkime vieningi, kad būtumėm visos Lietuvos advokatai. Kurkime dar vieną ypatingą tradiciją. Tai mūsų ir teisė, ir pareiga. Nuoširdžiai kviečiu būti kartu. Prisijungti prie eisenos kviečiu ir advokatų padėjėjus, ir nepraktikuojančius advokatus. Mieli kolegos, iki susitikimo gruodžio 3.